Sveiki, tai žiūrėkit, aš kaip inkognito režimu testavau dėl apmokėti per banką, tai viską praėjau, viskas puikiai suveikė. Kaip paprastas useris irgi testavau, man taipogi visa info suvesta ir viskas automobiliai yra, pridėti automobiliai irgi yra, veikia. 5.3, ne, Ford Explorer 21 pridėti, automobilis pridėtas sėkmingai, pasirefrešinu, matau, kad 5.5.3 yra, čia netgi paspaudžiu atnaujinti, 5.5.3 yra, nu, kol kas telefono numerį. Nu tai bet labai gerai. Čia yra tikėtina, kad tarpas. Tai šitoj vietoj reikia pasižiūrėti, kuo jisai springsta. Bet čia telefonas, tai pavadinkim, viskas praėjo. Ir man mokėti su atidėjimu, nes aš čia adminas ir taip toliau. Tai, nebent galim pabandyti tą telefono fieldą padaryti, kad tarpus išvalytų, kažką tokio. Bet taip kaip čia rašot, kad visko, nieko, ta prasme, matėt, aš susivedžiau, viskas suveikė. O tas pats suveikė su nauju useriu. Tai man atrodo, žinokit, kad gali būti labai vienas toks įdomus niuansas. Gali būti, kad jūsų useris fronte yra, o sistemoje ištrintas. Dėl to jums ir automobilio neįveda ir taip toliau. Ir jums vyksta šitos bėdos. Čia gali būti force mažorinis kažkoks unikalus momentas. Tai pabandykit, kaip praeitam laiške siunčiau, atsiųsti savo username ir passwordą į WordPress sistemą. Aš pabandysiu ateiti į jūsų akauntą ir pabandysiu patikrinti, pasižiūrėti jau būtent kaip jūs perkat.